Kaip tu gali negirdėti to garso ir sakyti, ar juokauji? Ką? Ar juokauji? Eime, štai dėl ko mes tai darome, žmogau. Mes galime pabūsti tokiose vietose. Jis net nenutokė, kad mes to jau pat atvyksime. Vaikinai, mes ką tik nusileidome prie šio neįtikėtino kranto. Ir aš bandau sulaikyti ašaras, nes tiesiai prieš mane yra tai, dėl ko aš dirbau visą savo gyvenimą. Jūs, vaikinai, rimtai pakeitėte mano gyvenimą čia, YouTube platformoje. Visi, kurie buvote šios kelionės dalimi, matėte, kaip mūsų kanalas nuo 0 prenumeratorių išaugo iki daugiau nei 1 milijono per tokį trumpą laiką. Ir aš tikrai negaliu jums pakankamai padėkoti. Taigi šiandien yra duoklė visiems jums, kurie nuo pat pradžių mane palaikėte šioje kelionėje ir leido man įsigyti šį tikrą žvėrį, kuris dabar stovi priešais mane. Pastaruoju metu, vaikinai, gyvenau užsienyje, bet dabar grįžau į Australiją ir noriu jums parodyti šį tikrą monstrą, bei pradėti keliauti po Australiją su šiuo žvėrimi. Tačiau dabar grįšiu prie savo reakcijos, kai prieš kelias dienas pirmą kartą pamačiau šią transporto priemonę. O tada grįšiu čia pas jūs, kad parodyčiau visą šią mašiną ir leisiuosi į nuotykį šią atokioje pakrantėje. Susitiksime čia po akimirkos. Tikiuosi, jums patiks mano pirmoji reakcija ją pamačius. Po velnių, broliai. O dieve, mano žmogau. Ir noriu didžiulį ačiū pasakyti Mediui iš Explore Life. Jis padeda surasti visus reikalingus priedus. Varom, tu vairuoji. Dabar atėjo laikas parodyti jums savo svajonių transporto priemonę. Stengiuosi nesusigraudinti. Mano gerklė tiesiog susiveržia, nes šitas dalykas yra beprotiškas. Ir čia net ne apie automobilį. Tai apie tai, kiek daug darbo, laiko, energijos, vienišų akimirkų ir tiesiog skausmo man teko patirti, kad pasiekčiau šitų tašką. Ir tai nebūtų įmanoma be jūsų. Todėl labai jums dėkoju, kad palaikėte mane nuo pat pirmos dienos. Nuoširdžiai jūs labai myliu. Ir man, buvusiam universiteto studentui, dabar turėti tokį automobilį, tai neįtikėtina. Todėl labai jums ačiū. Ar tu juokauji, žmogau? Štai čia specialiai pritaikytas Land Cruiser Troop Carrier. Žmogau, aš rimtai negaliu patikėti, kad šis automobilis priklauso man. Jis tiesiog neįtikėtinai gražus. Tai beprotiška. Vaikinai, mes iš karto lekiame į paplūdimį ir aš jums parodysiu, kas per velnias yra šiame daikte, nes tai beprotiška. Aš tiesioginė to žodžio prasme pats atrinkau geriausius prekių ženklus rinkoje, kad galėčiau įrengti šį automobilį. Taigi, jei domitės automobiliais, sužinosite daugybę dalykų apie tai, kodėl tokioms transporto priemonėms verta rinktis tam tikras modifikacijas. Bet pirmiausia, turime išgirsti, kaip šis daiktas skamba. Ar pasiruošęs? Mes to išvažiuosim. O, džievė mano. Šitas daiktas tvirtas. Dar prieš keletą metų, jei būtumėt man pasakę, kad tai bus mano automobilis, būčiau liepęs jums patylėti. Girdite, kaip šitas daiktas skamba? Tai beprotiška. O, dievi mano. Kaip tai gali būti mano automobilis? Svajonės tikrai pildosi, brangioji. Aš tiesioginė prasme gavau numerį, ar tu juokauji. Nes visi visada sako, wait, tu visada sakai, ar tu juokauji. Tu visada tai sakai. Aš galvoju, kaip galima negirdėti to garso ir nepasakyti, ar tu juokauji? Ką? Ar tu juokauji? Visi, dabar parašykite komentaruose, ar tu juokauji. Gerai, šokam čia lauk, atrodo taip gražiai. Einam. Mašina tiesioginė prasme dera su vandenynu. Atėjo laikas apžvelgti šitą aparatą. Ar tu juokauji? Pradėkim nuo čia. Jei pakelsi mano ar tu juokauji numerio ženklą, čia turim tikrą Carbon Offroad gervę. Šitas daiktas tikras žvėris. Tai tikrai pravers mūsų kelionėje aplink Australiją, jei kur nors įstriksime. Čia turim žibintus, jie iš Light Force, tada turim Offroad Animal priekinį bumperį. Iš priekio šitas daiktas atrodo beprotiškai. Turim šituos galingus žibintus, tai yra specialiai pagaminti žibintai iš Bushdorf. Galima keisti spalvą, režimus, vakarėlio šviesas, ką tik nori. DMR radijas, aišku, čia pat, labai patogu, užtikrina, kad galėtume bendrauti. Tada turim mūsų specialų apklijavimą. Žmogau, šitas daiktas atrodo visiškai beprotiškai. Pažiūrėk į jį. Wade Pappenfuss, Offshore Tales, Wade. Visi galvoja, kad mes tiesiog nudažėm šitą automobilį. Apklijavimas atrodo nerealiai gerai. Didžiulis ačiū Rap Booth, jie apklijavo šį automobilį. Jei ateisit čia į galą, turim mūsų
Fonborns galinį bumperį. Geriausias dalykas, jis tiesiog ant dujinių amortizatorių. Tiesiog atidarai ir iškart pasieki galinę dalį. Jie mums davė ir šitą daikčiuką. Tai kaip milžiniška laužavietė, kurioje galim kepti žuvį ir ji tiesiog tvirtinasi ant mūsų galinio rato. Pereinam prie ratų. BFG Goodrich 35 colių padangos, purvo padangos. Šitie dalykai tiesiog neperšaunami. Turim ROH ratus. Man atrodo, šie vadinasi Assault. Ir jie buvo nudažyti balta spalva, kad aišku dėrėtų prie automobilio. Atrodo tiesiog nerealiai. Jei pažiūrėsite po automobiliu, turim Superior pakabos pakėlimo komplektą. 3 coliai pakėlimo. Šitas daiktas tiesiog buvo modifikuotas, kad taptų tikrų žvėrimi žmogau. Pažiūrėk į jį, jis milžiniškas. Dabar esu po automobiliu. Mano velenui vos pavyko čia tilpti. Pažiūrėk į šitą daiktą. Tikras monstras žmogau. Tai yra 3 kolių išmetimo sistema, kurią tiekia Mercury Australia. Ji tiesiog beprotiškai garsiai ūžia. Ji beveik skamba taip garsiai kaip aš, kai esu visiškai susijaudinęs. Tai beveik viskas, kas vyksta šio automobilio išorėje. Lipkime į vidų. Čia turime savo One Stone porankį. Būtinas dalykas kiekvienam cruiseriui. Automobilis jau pilnas smėlio ir viskas išmėtyta, bet pažiūrėkite čia. Turime cruiserio konsolę, jie įdegė šitą daiktą. Tai leidžia mums čia susidėti telefonus ir viską kitą. Labai patogu. Ir vyrai gale viskas pilnai įrengta, kad galėtume pakelti šį stogą ir tiesiog miegoti šiame automobilyje. Just Autos atliko šio automobilio kelių režimų programavimą ir jis skamba beprotiškai. Galia, kurią iš jo tiesioginė prasme pavyko išspausti, pakilo nuo maždaug 140 arklio galių, man atrodo, iki daugiau nei 350, kažkas panašaus. Gal gali užvesti, broli? Taip, prašau, pabandykime. Užvesk. Kokią pavarą jungsi, bro? Jungsiu 6 pavarą. Jungsi 6 pavarą? Pasiruošęs? Taip. Skamba kaip šuns lojimas. Girdi tai? O dieve mano. Viskas. Nuo apsauginių lankų iki spalvų, ratų, pakabos. Taip. Pasiruošęs? Žinai, redai, broli? O dieve mano. Išmetimo sistema ten apačioje turi vožtuvą. Taigi galiu tiesiog paspausti mygtuką ir garsas akivaizdžiai bus daug tylesnis. Tada atidarai ir garsas tiesiog pakyla ir tada jis tiesiog riaumoja. Tada čia įjungi visus kitus režimus. Turime pavyzdžiui kuro taupimo režimą, turime vilkimo režimą ir dar daug visokių kitų dalykų. Bet vyrai, tai visiškai pakeitė automobilį. Didžiulis ačiū Just Autos už tą tuningą, broli. Tai beprotiška, tai tikrai svajonės išsipildymas turėti šitą daiktą. Visą informaciją apie įmonės, kurios prisidėjo prie šio svajonių projekto, palikau aprašyme. Taip pat bandėme gauti nuolaidos kodų, kad galėtumėte sutaupyti pinigų, jei norėsite. Taigi būtinai pažiūrėkite žemiau, jei norite sužinoti daugiau apie šį automobilį ir ką mes su juo padarėme. Svajonė stovi tiesiai už manęs, bet dabar laikas iššokti į ją ir pasilinksminti. Einam. Ar pasiruošęs, Huki? Taip, komanda. Pirmyn. Čia mano bičiulis Huki. Jis keliaus po Australiją kartu su manimi ir pasirūpins, kad per artimiausius kelis mėnesius galėtume jums pateikti geriausią turinį. Jei dar neužsiprenumeravote kanalo, būtinai paspauskite prenumeratos mygtuką. Tikrai norėsite pamatyti, ką mes iškrėsime su šituo žvėrimi, broli. Gerai. Gerai, vyrai, dabar truputį jaudinuosi. Veidas pirmą kartą leido man vairuoti šią mašiną. Užveskime ją. Žiūrėk, sutiko. Užsivedė. O dievi mano, tai yra... Pavyko, vaikinai. Eime. Pasiruošę? O, jis pakilo, vaikinai. Eime. O, turiu neįvažiuoti su šituo į vandenyną. Nežinau, kur važiuoju. Tai kaip mes tai darome, vaikinai. Pirmyn. Gerai, čia toks nerealus saulėlydis, vaikinai. Turime jums parodyti šias šviesas dabar pat. Matote, jos tikrai keičia spalvą. Įjungiame vakarėlio režimą. Saulė leidžiasi už horizonto. Šio automobilio projekto nebūtų įmanoma įgyvendinti be dviejų tikrų legendų. EC Offroad. Jie sumontavo visas dalis šiame automobilyje. Didžiulis ačiū tiems vaikinams ir Sebring Mechanical. Vaikinai, jie tikrai pasirūpino, kad šitas daiktas neišsidirbinėtų ir nekeltų problemų. Dabar jis veikia tiesiog žvėriškai. Vaizdai tiesiog neįtikėtini. Šio daikto priekinė dalis, broli. Tai geriau
Geriau nei bet kokia krūtų operacija, kokią moteris gali gauti. Iš priekio jis atrodo taip gerai. Pažadu jums vyrai, mano akis nuo to daikto nenusileidžia. Tiesa, tikriausiai tai kainuoja daug daugiau nei krūtų operacija. Ar juokauji? Rimtai vyrai. Eisime įsirengti stovyklą. Šiandien potet jau nebeturime laiko žvejoti. Taigi rytoj ryte turėsime anksti keltis, iškart nuo kranto plaukti ir pažiūrėti, ar galime gauti kokio nors maisto. Jūs žinote, kad gavome šį automobilį, bet esmė ne automobilyje. Svarbu, ką galime nuveikti su šia transporto priemonė. Ir būtent taip mes viską ir suplanavome. Didžiulis ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šito. Ir jums, be jūsų tai nebūtų įmanoma. Rimtai, aš kiekvieną kartą susigraudinu, bet aš esu paprastas vaikinas su svajone. Ir tai iš tikrųjų išsipildė. Ir dabar aš galiu turbūt sau leisti savo svajonių automobilį. Nu ką, vaikinai, laikas man eiti miegoti. Esu visas surus. Rytoj ryte pasimatysime anksti. Mūsų laukia didelė diena. Norime pažiūrėti, ar pavyks pagauti kokią nors žuvį. Parodysiu jums visą šią įrangą, kurią čia turime. Hukis ten apačioje montuoja video. Turime pilną pertvarkymą. Viską. Tai nerealu, žmogau. Gerai, pasimatysime rytoj anksti ryte. Daug meilės. Labas rytas jums, vaikinai. Pirma naktis nudebus. Žmogau, šitas dalykas buvo tiesiog nerealus. Aš gana gerai išsimiegojau, labai pasilgau savo mažosios mergaitės Frof, žinote, savo mažo šuniuko. Ji dabar namuose. Mes iš tikrųjų negalime jos atsivežti čia. Jūs matote, kad aš tiesiog miegu ant stogo dabar. Ir jei šoksiu žemyn, parodysiu jums. Tu tiesiog šoki tiesiai žemyn. Mes čia turime kriauklę, pjaustimo lentą, stalą. Ir jei išeiname, štai kodėl mes tai darome, žmogau. Mes galime pabusti tokiose vietose. Ei, kaip sekėsi, Huki? Gerai išsimiegojai, broli. Huki miega senoviškoje svek palapinėje. Šiek tiek vėjo niekada nepakenkė. Šiandien mūsų laukia didžiulė diena, vyrai. Norime pažiūrėti, ar galime iškart nuo kranto paplaukioti, pagauti kokią nors žuvį, patyrinėti šį naują autobusą. Ir dar turime žmogų, kurį vėliau šiame vaizdo įraše nustebinsime. Nenoriu per daug atskleisti, norėsite dėl to pasilikti iki galo. Bus nerealu. Dėl to mes tai ir darome, žmogau. Mes iš tikrųjų neturime jokių planų, išskyrus smagiai leisti laiką ir tyrinėti. Einam, dabar pavažiuosiu palei paplūdimį, sustosiu kokioje nors nerealiai geroje vietoje. Tikiuosi rasime kokį rifą ir tada plauksime tiesiai į jūrą. Atrodo, kad sąlygos dabar tinkamos. Tiesiai ten. Būtent tai aš darydavau, kai buvau mažas vaikas. Tiesiog plaukdavau tiesiai nuo paplūdimio ir pats susigaudydavau maisto. Čia, manau, uolėtas kišulys. Apsirengėme, užsidedame hidrokostiumą, išsitraukėme povandeninį šautuvą iš automobilio, šokame tiesiai ten ir žiūrime, ar galime ką nors pagauti maistui. Pažiūrėk į įrangą. Vis dar negaliu patikėti, kad tai mano automobilis. Meluočiau jums, jei sakyčiau, kad šį rytą buvo šilta. Ledėja visi galai. Tiesioginė prasme, vyrai, mano kiaušai dabar jau kitame krašte, taip šalta. Čia turiu didelį seną patranką. Tikriausiai gerokai per daug, bet niekada nežinai, ką ten pamatysime. Ir turėjau pasimti tik vieną ginklą, tad pasirinkau didelį. Čia tiesiog kaip purvas. Taip šlykštu.
Mes tai padarėme, vyrai. Oi, buvo sunku ten, vaikinai, bet galiausiai pagavome šią nuostabią žuvį. Tai buvo tikra kova. Auksadėmė menkė. Jūs matėte, ji tiesiog sėdėjo toje oloje. Aš ją pastebėjau, išplaukiau į paviršių, įkvėpiau oro, nusileidau žemyn ir laikiau į ją kampu nukreiptą šautuvą. Tiesiog šoviau ir pataikiau tiesiai į kūną. Labai džiaugiuosi, kad ją pagavome. Šios žuvys iš tikrųjų labai skanios. Taigi, tai bus mūsų pietus šiek tiek vėliau. Čia nervai. Ji dabar visiškai negyva. Bet šios žuvys, vaikinai, jos iš tikrųjų įsiurbia savo grobį. Jeigu pažiūrėsite į jų dantis, jie turi tokius mažus aštrius dantukus, kurie padeda sugriebti grobį, o tada jie jį įsiurbia atgal ir tiesiog praryja jį visą. Galiu beveik garantuoti jums, vaikinai, kad ši žuvis tikriausiai kažką prarijo. Kai vėliau ją perpjausime, jos pilve rasime kažką tikrai keisto. Puikiai užsimaskavusi žuvis, susilieja su visais akmenimis ir panašiai. Mes tai padarėme, bičiuli. Aš dabar taip susijaudinęs, mes tiesioginė prasme gavome maisto. Turime pradėti doroti šią žuvį. Vaikinai! Wow! Taip, gerai, žmogau. Varom, einam, bičiuli. Kai planas susiklosto. O dabar aš šalčiau kaip niekad ir mano kiaušai jau kitame krašte. Ką mes darysime? Tiesiog greitai išimsime visą šio žuvies vidurius. Ir mes iš tikrųjų ketiname ją uždėti tiesiai ant mūsų ugniakuro čia. Pasiimsiu savo peilį, savo didelį seną peilį. Vaikinai, tai tarsi didelė mačetė, kurią turiu. Aš ją nešiojuosi su savim jau kelias paskutinės laidas, jūs matėte, dabar įkišiu ją tiesiai į šios žuvies analinę angą. Aš tiesiog pjausiu iki pat burnos. Na, drauguži, leis man patekti į tavo analinę angą. Šios menkės čia, jos tiesiog kaip vandenyno šliužai, jos juda labai lėtai, jos sėdi urvuose. Jūs matėte, kur aš ją nušoviau. Jų mėsa yra labai minkšta. Jie yra labai slidus. Šios žuvis garsėja tuo, kad jų viduje dažnai būna didelių, dvokiančių žuvų ar kažko panašaus. Jūs galite matyti čia pat. Štai visi viduriai. Jis praktiškai neturi nieko skrandyje, ne? Taip, šitas vaikinas visiškai išbadėjęs kaip ir aš. Parodysiu jums kažką šių gyvūnų žiaunose. Labai keista. Tik menkės ir kelios kitos rūšys jas turi. Gerai, turime jas. Gerai. Štai čia yra šio gyvūno žiaunos. Dabar tai iš tikrųjų yra jų gerklės gale. Ir jos turi daug tokių aštrių ašmenų. Nežinau, ar galite matyti čia. Šie dantis, kurie yra ant šių menkių žiaunų, iš tikrųjų neleidžia gyvūnams pabėgti iš jų burnos vidaus. Taigi jie įsiurb savo grobį atgal į gerklę ir tada tie dantis tiesiog sugriebs gyvūną ir jis negalės pabėgti. Nuplauk ją! Štai čia. Nuploviau ją, ėmė užkurti laužą. Dabar kaip tik kūrėme šį laužą. Ir tai yra labai šauni ugniakuras iš Tornberno. Ją galima laikyti ant galinio automobilio rato. Nukelį ją ir kaip matai, užkūrėme didžiulę liepsną, ant kurios gali kepti beveik bet ką. Tai tiesiog puikus aksesuaras. Gerai, einam pasimti mūsų žuvį. Dėkim ją kepti, ką? Taip, visai neblogai. Štai tas. Naudosiu jį mūsų žuviai. Bus tobula. Tai neleis jai sudegti. Ką tik perveriau šią žuvį šiuo pagaliuku. Jis išlys per uodegą. Reikalas tikrai aštrus. Štai taip, turime savo menkę ant pagaliuko, galėsime ją iškart dėti virš laužavietės. Einam. Tiesiog laukiame, kol ugnis kiek nuslops. Bet tikriausiai galime iškart dėti ant pagaliuko. Ho-ho! Pažiūrėkit tai, žmogau. Geriau nebūna, žmogau. Turim naują mašiną. Žuvis kepa. Aš gaminu. Viskas gaminasi. Parašykite komentaruose kepa. Gerai, matote, ji pamažu kepa. Šios menkės turi labai minkštas išorinės žvynus, bet o dieve atrodo skaniai. Oho, tai siaubinga. Matote, kaip pradeda matytis balta mėsa po apačia. Ši žuvis, tiesą sakant, dar prieš 20 minučių plaukiojo. Dabar turime pervirti. Negaliu sulaukti, kada galėsiu ją praplėšti ir suryti. Tai bus neįtikėtina. Pažiūrėk į ją, žmogau, jie atrodo nerealiai. Turime dar kelis mažus dalykėlius čia, vyrai, kuriuos užmesime ant žuvies. Pirmiausia, turime šiek tiek prieskonių. Pradeda truputį lyti, nenorime, kad mūsų žuvis permirktų. Wow, bus tikrai skanu. Šiek tiek kopi padažo. Kepta žuvis tiesiai virš ugnies. Svajonių automobilis fone. Pažiūrėkit tą mėsą. Einam. Tai taip skanu, žmogau. Tai neįtikėtina. Ši mėsa tiesiog krenta nuo kaulo.
psichas. Oho, gerai. Žinau, kad komentaruose mane užversite priekaištais dėl to, kad užbėriau prieskonių ant žuvies. Taip, aš tai padariau. Ir tai tiesiog neįtikėtina. Hūkis, ką manai? Tai geriausia, ką galima gauti, vyrai. Wow, svajonių automobilis. Žuvis. Taip mes daro, mažutė. Iš tikrųjų, aš šiai žuviai duodu 9 iš 10. Tai neįtikėtina. Bet mes viską suvalgysime ir eisime nustebinti vieną ypatingą prenumeratorių. Kažkas, kas buvo vienas iš pirmųjų kanalo žiūrovų ir tikras super gerbėjas. Mes tikrai jį pradžiuginsime. Einam, žmogau, šokam į mašiną ir važiuojam. Pasiėmiau frotį ir dabar mes ruošiamės nuvažiuoti prie vieno gerbėjo namų. Šitas vaikis visiškai net nenutuokia, kad tuoj atvažiuosime su visiškai nauja mašina. Taigi, atėjo metas man ir frotui parodyti savo dėkingumą. Jis visiškai nenutuokia, kad mes tuoj pat atvažiuosime. Ei, neiššok iš mašinos! Vaikai ką tik užkabino žuvį, todėl jie yra prie vandens krašto. Jie nieko nežino. Arba jie nežino? Ne, aš jiems nieko apie tai nesakiau. Ne, aš jiems nieko nesakiau. Taigi manau, kad jie bus šiek tiek šokiruoti. Taip, jie bus nustebinti, tai bus geriausia. Frotas lieka čia. Eik čia. Taip, vaikė. Hoko, tu kažką pagauni, broli? Vėžlys ar ungurys? Tu ungurys. Net neįsivaizduojame, kaip jį nuimti nuo kabliuko. O ne. Vaikinai jau čia. Taip, vaikinai. Mes ką tik atvažiavome savo visiškai naujų automobilių. Neliaukys. Taip, broli, jūs būsite šios laidos dalis. Ką norėtumėte pasakyti visiems gerbėjams ir prenumeratoriams? Labas. Taip, vyrai, pažiūrėkim, palaukit, aš jums taip pat atnešiau daug visokių dalykų. Turime naujų kepurių ir naujų marškinėlių, ką tik norite. Taigi, kiekvienam iš jūsų po kepurę. Ačiū, ponė. Štai čia yra marškinėlių, kiekvienam po vienus. Ir dar daug lipdukų bei kitų dalykų. Norite pasivažinėti naujų automobilių? Žinoma, jums tikrai patiks. Vaikinai, pirmin. Jis turi vėžlį. Vėžlys ir ungurys. Tai neįtikėtina. Vaikinai pagauna virtą vėžlį. Pažadame jums, vaikinai, kad ne vienas vėžlys nebuvo sužeistas kuriant šį vaizdo įrašą. Gerai, einam. Nežinau, ar tavo mama leis tau su manimi sėsti į automobilį. Turėsiu vairuoti labai saugiai, pažadu. O, jie atrodo gerai. Labai ačiū. Nėra už ką. Gerai, ar esi pasiruošęs lipti į autobusą? Aš tai džiaugiuosi. Pasiruošęs? Visi mano prenumeratorių vardai yra po jos plėvele. Tiesiog šok tiesiai vidun. Gerai, norite palaikyti frotą ant rankų? Žinoma. Pasodink ant kelių. Žinai, turėtum išmokyti jas mažiau laižyti. Taip. O dievi mano. Tai yra tai, ką noriu daryti, kai užaugsiu. Mano noras yra būti YouTube vaizdo įraše. Nori būti YouTuberiu, kai užaugsi? Taip, pirmin mažylį, tau pavyksta įgyvendinti. Taip, ar tik YouTube eina? Oi. Tai nerealu. Tu gali tiesiog O dievi mano. gauti baudas už greičio viršijimą. Tai daug garsiau nei maniau. Kai pirmą kartą užvedė į variklį, pagalvojau, na gerai, nėra tai blogai. Tai beprotiška. Eik tu, tai kaip mano tėtis, kai jis blogos nuotaikos ir užsiveda. Jis tiesiog piktas. Mes nesakysim tavo mamai apie tai. Pasiruošęs? Gerai. Aš tiesiog pašokau nuo savo kėdės. Kuo jūs norėtume būti, kai užaugsite? Aš noriu būti jūrų biologė. Jūrų biologė? Aš noriu būti YouTube kūrėja ir aktorė. Tai nuostabu. Žinokit, vaikai, kai užaugsite, neleiskit niekam sakyti, kad negalite pasiekti to, ko norite. Gerai? Jeigu turite svajonę, turite ją įgyvendinti. Svajonės niekada nemiršta, mažutė. Mes pagavome ungurį. Taip, mes kaip reikiant pasidžiaugiam, kai tik pagavote ungurį. Kaip jums tai, vaikinai? Kaip sekasi? Puiku, štai dabar aš. Tai tavo savadarbė ietis. Taip, kaip jį veikia? Laikai už galo ir meti ją. Gerai, parodykit, naudoji savo ietį. Gali padaryti taip arba taip. Taip, tu mesk ją, o aš laikysiu. Ir tai nuostabu. Tai tik plokščia žuvims, nes tada seklioje vietoje gali žengti. Pagavau vieną žuvį su ja. Tu pagavai žuvį su ją? Tai buvo mažytė žuvelė. Jis ją apsvaigino, kai ietis pataikė į vandenį. Tai žiauru. Tai beprotiška, broli. Mes nesileisime į detalės. Mes nesileidžiame į detalės. Viskas, ką sakai, tai kad jis pagavo žuvį. Jis pagavo žuvį, taip. Gerai, ar jūs pasiruošę nufilmuosit su manim vaizdo įrašo pabaigą? Ar pasiruošę? Gerai, labai jums visiems ačiū už visą palaikymą. Rimtai, be visų jaunųjų fanų ir visų jūsų, kurie žiūrite namuose, tai nebūtų įmanoma. Nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti. Ir pasimatysime kitą savaitę. Taip. Taip. Myliu jūs, vaikinai.